Sveiki, esu Petras Vainaras, labai Agaras gamybos ir inovacijų direktorius. Esame brandinimo kameroje prie mūsų esminio klausimo prie marmuro. Mes esam prie marmuringos nugaros ir iš ūkininkų gaunam klausimų, kaip jį išgauti, kaip gauti tą marmuringą jautieną. Tai iš mūsų patirties, iš perdirbėjo patirties esam pastebėję, kad geriausiai matome marmuringus gyvulius, tai būtent iš kastrato, telyčių ir karvių žinoma. Tai šiuose gyvuliuose galime sutikti marmurą, taip pat labai svarbu yra veislė. Tikrai yra paradoksas, bet taip yra. Labai dažnai sutinkam marmuringą jautieną Holšteinuose, Lietuvos juodmargės arba Lietuvos žaliuosiuose veislėse. Bet faktas, iš jų negausime niekad raumens. Tai jeigu kalbant apie mėsinį gyvulį, tai marmuringą mėsą galim sutikti Angus, Vegių, Zinental veislėse. Norint gauti marmurą, pastebėjom, kad ūkininkai tie, kurie pavyzdžiui augina bulius, juos kastruoja, juos šeria kukurūzų siloso, tai jie dažniausiai gauna daugiau krakmolo, daugiau angliavandenių. Tokie gyvuliai linkę kaupti riebalą ir tas riebalas tikėtina, kad papuls į raumeninės skaidulas. Tai bus tarp raumeninis riebalas. Tai ir yra marmuras. Tai patarimas ir būtų toks, kad veislę reikia pasirinkti tinkamą veislę, reikia pasirinkti tinkamą būdą laikyti gyvulius, kad turėtų kokybišką mėsą. Tai laisvai laikomas gyvulys, bet nepririštas, bet ne per daug laisvai laikomas gyvulys. Ir tinkamas pašaras. Ir svarbiausias dalykas turėti tikrą gerą geną, kuris garantuotų, kad riebalas eitų ne tik į išorinę dalį, bet būtų taip pat ir tarp raumeninis riebalas. Jautienos skerdenoje marmuringa dalis yra svarbiausia, žinoma, pagrindinė premium dalis nugarinė, kuris susidaro iš antrekoto, antrekotinės nugarinės, nugarinė dalis T-bone sekcija. Taip pat labai svarbu uodeginė, viena iš kumpinio dalių. Šios dalys yra gaminamos būtent steikams pjauti ir steikas pats jis yra svarbiausias. Steikui svarbiausia yra marmuringumo lygis, nes tada tu gauni daugiausia skoninių savybių, taip pat tokią produkciją gali brandinti. Sausas brandinimas būtent riebesnėse skerdenose daugiau atskleidžia riešuto poskonį, vadinamą riešuto poskonį. Rietos skerdenos taip pat turi kitą savybę, negerą savybę. Tai priekinis skerdenis per riebus, ypatingai išorinio riebalo per daug turint, perdirbėjai turint tokius nesklandumų su periebe malta mėsa. Tai mūsų tikslas auginant marmuringus gyvulius, tai neužauginti per daug išorinio riebalo, bet riebalas, kuris kaupiasi raumeninėse skaidulose. Tik tokiu atveju gaunam didesnę pridėtinę vertę. Nes užauginti labai daug išorinio riebalo gal tikrai yra įmanoma. Matom, kad intensyviai šeriant, parenkant tam tikrus pašarus, tu gali gauti tokį rezultatą, bet visiškai neturint marmuro skaidulose, tiesiog perdirbėjas praranda mėsos išeigą ir skoninių savybių neužgarantuoja. Tai todėl reikėtų labai gerai atrinkti genus. Genus yra tikrai galimybė gauti pasus, perkant spermą, gauti sertifikatus ir ten yra aprašomi marmuringumo lygiai jų poligonise. Tai būtent tokiais būdais, pasirenkant teisingą geną ir pasirenkant technologiją augintą gyvulį, galima išgauti būtent tokį rezultatą. Kalbant apie pieninius ūkius, kurie sprendžia, galvoja, mėtosi, ar auginti prieaugį ar ne,
Tai, sakykime, pieninių veislių gyvuliai, jie iš savęs tikrai matom, kad turi daugiau geno ir geresnė marmuringumo kokybę, bet neturi raumeninių savybių, neišsivystę raumenys. Tai, sakykime, jeigu kontroliuojant gerai bandą, kiek reikia užsiauginti telyčių, norint pasipildyti savo pieno kryptį, bet užtenkant telyčių ir nusprendus daryti bulius, auginti buliukus, juos kastruoti ir mišrinti su tam tikromis veislėmis kaip Angus. Siūlyčiau Angus geriausias, nes ir tai yra ir žinomas brendas, gera veislė ir turinti gerą genetiką marmuringumo prasme. Pasirenkant mišrinimą su tokia sėkla ir gaunant būtent gerą geną iš pieninių veislių ir gerą geną iš mėsinių veislių, kastruojant, tinkamai auginant, tikėtina, kad turėsi tikrai gerą marmuringumo rezultatą ir tai būtų tikrai ateitis ir vizija ūkio, būtent kaip auginti prieaugį.